Šiandien labai trumpai apžvelgsiu, nes kadangi gavau iš nacionalinio mokėjimo agentūros atsakymą, skundas buvo parašytas 24 metų kovo 12 dieną nacionaliniai mokėjimo agentūrai Fortunatui Dirginčiui. O skundas buvo parašytas dėl Arūno Visocko vykdomų nusikalstamų veikų, dėl disponavimo 4 metus negaliojančia sutartimi. Arūnas sutartį žemės nuomos suklastojo, parašė panaudos sutartį. Arūnas apgavo mano mamą, vietoj 3 hektarų įrašė 8,4 hektarus. Sutartis panaudos parašyta be mamos pavardės, vardo, be parašo, nerodysiu, aš jau daug kartų rodžiau. Arūnas dirba žemę nelegaliai 4 metus, disponuoja negaliojančią sutartimi 4 metus. Sutartis negaliojanti, bet javus sėja ir nukalė, parduoda, gauna neteisėtas pajamas už parduotus grūdus, gauna neteisėtas išmokas už deklaruotus plotus. Keturis metus nešienauja pievų, o išmokas gauna. Sutartis neįregistruota, nes negaliojanti. Per metus negauna 1260 eurų, o per 4 metus negavo 5040. Arūnas mamą 4 metus laiko labai žiauriomis sąlygomis, nes mama negali nusipirkti baldų, su sulūžusiais baldais, sulūžusią lovą, spintą. Sugedusią dujinę, sulūžusių šaldytuvų, labai žiauriomis sąlygomis. Tai žiaurus elgesys su žmogumi. Taigi, jeigu šuo būtų laikomas 4 metus tokiomis žiauriomis sąlygomis, aš manau, žmogus būtų seniai nuteistas ir pasodintas į kalėjimą. O kadangi mano mama yra 91 metų ir su ja Visockas gali labai žiauriai elgtis, ją kankinti ir laikyti labai žiauriomis sąlygomis, nes tai yra senas žmogus ir niekam neįdomu ir niekas nekena seno žmogaus. Šunį tai gina visi, suvažiuotų visos institucijos. Visos kokios tik tai egzistuoja, visos gerovės institucijos. O žmogų 91 metų galima laikyti pačiomis žiauriausiomis sąlygomis. Taigi, dar truputį parodysiu, ką atsakė į skundą. O į skundą atsakė Enrika Raibytė, Žemės ūkio paramos departamento direktorė. Labai skaudu, kad tokie žmonės dirba. Žemės ūkio paramos departamento direktorė. Parodysiu ir perskaitysiu.
Pažymima, kad jeigu jūs pateiktume raštą pakartotinai, kuris būtų pasirašytas sklypo savininko, jūsų mamos, jūsų pateikta informacija būtų tikrinama. O kadangi aš parašiau, tai Žemės ūkio paramos departamento direktorė parašė, kad nieko nedarys ir netikrins ir leis šiam toliau taip žiauriai elgtis su mama. Bet žiūrėkit, kas toliau parašyta. Jūsų informacija pateikta būtų tikrinama. Taigi, jeigu mama parašytų skundą pati, tai būtų informacija tikrinama. Toliau. Vadovaujantis 2023 metų taisyklių 107 punkte nustatyta tvarka, tais atvejais, kai yra gaunama informacija apie galimą neteisėtą deklaruotų plotų deklaravimą į sklypo savininko su nurodytu kadastriniu arba unikaliu numeriu. Žinokit, čia yra grynas melas. Aš jums parodysiu, kur įsiėmiau 107 punktą ir perskaitysiu. Aš greitai perskaitysiu, tada tikrai parodysiu, kad teisybę perskaičiau. Šimtas 7 punkte rašoma, gavusieji informacijos, skundą, pranešimą apie paramos gavėją į sklypo savininko su nurodytu kadastriniu arba unikaliu numeriu arba iš anoniminio asmens apie valstybės žemės plotą dėl netiksliai, neteisėtai deklaruotų plotų, kuriuos paramos gavėjas deklaravo neturėdama šių plotų teisėto valdymo teisės. Taigi aš noriu jums dar kartą parodyti, kad čia yra meluoja, nebūtinai turi parašyti savininkė skundą. Čia aiškiai parašyta, gali būti gaunamas ir anoniminio asmens skundas parašytas apie nusikalstamas vykdomas veikas Visocko. Toliau ką aš noriu. Agentūra turi ją įvertinti ir priimti sprendimą. Ir priima sprendimą dėl sankcijų taikymo, remdamasi teisės pagrindinių dokumentais, taigi paramos gavėjas, jeigu deklaravo neturėdamas žemės valdymo teisės, taikomos nuostatos dėl deklaravimą
neturit valdymo teisės. Taip numatyta taisyklių 117 punkte. Ne daugiau kaip už 4 metus. Taigi labai žiauru, kaip žemės ūkio paramos departamento direktorė Enrika Raibytė reikalauja, kad mano mama parašytų skundą ant Arūno Visocko, kuri nesugeba pasirašyti parašo, pavardės ir vardo. Taigi žemės ūkio paramos departamento direktorė Raibytė tiesiog tyčiojasi iš mano mamos 91 metų reikalaudama skundo. Kai skundus gali nagrinėti Žemės ūkio ministerija, nacionalinė mokėjimo agentūra anoniminius. Ir turi skundus visus išnagrinėti, įvertinti ir sprendimus priimti. Taigi, tikiuosi, nereiks mamos skundo, pakaks 24.03.12 skundą. Kitam daugiau papasakosiu.